yra BBD kanalas ir jūs žiūrite Vaivorykštės žinias. Šiandien žiniose matysite. Taigi, pirmas reportažas yra iš Gargždų Vaivorykštės gimnazijos. Dabar esame Gargžduose prie Gargždų Vaivorykštės gimnazijos. Bandysime užeiti vidų ir paklausinėti abiturientų auklėtojas. Labą dieną, mums galime jums pakalbinti šiek tiek. Galime išeiti. Mes norim jums pakalbinti. Gal galite atsakyti klausimą žalsva? Žalsva. Kokį žurnalą labiausiai mėgstate? 5. Sakykite, o kiek pakeliate? Labai daug. O kiek klaviatūroje yra mygtukų? Kokį 1000 tikriausiai. Gerai, ačiū už atsakymą. Rengdami šį reportažą mes susidūrėme su labai agresyviu abiturientu, kuris mūsų operatorių išvadino įvairiais gyvulių pavadinimais. Tu esi durnas, avis, karvė, šūks. Dabar esame prie 4 erdvių auklėtojos kabinete. Bandysime paklausti kelių klausimų. Labą dieną. Mes norime užduoti kelis klausimus jums. Galima? Gal galėtumėt pasakyti seksualiai labai? Labai. O kokios jūsų mėgstamiausios Lietuvos grupės? Daug. Kiviai, apelsinai, greipfruktai. Sakykite, ar kiekvieną dieną mėgaujatės vonios malonumais? Kiekvieną, nes mano pusryčiai susideda tik iš vaisių. Ar žinote, kas yra konversai? Taip, desertas. Tai yra plakta grietinėlė su želė, papuošta vaisiais. O gal žinote kokios nors gydomąsias savybės? O taip, labai daug vitaminų. Labai daug suteikia stiprybės, sveikatos, jeigu negalėtum dirbti mokykloje. Tai viso gero. O ką, jeigu vitaminų netrūksta, tai ir visos ligos prapuola. Gerai, ačiū už atsakymus. Viso gero. Dabar esame prie Nekvičiūtės kabineto ir bandysime užduoti kelis klausimus. Labą dieną, galime užduoti kelis klausimus jums. Su atlapom durim ar su uždarytom? Nesvarbu. Nu, klausau. Ar imdavote kada nors kyšį? Tikrai taip. Sakykite, kada iš 12 pradėjote nebereikalauti kyšio? O kelinti dabar? 2005. 2000-aisiais. Didelės sumas imdavote? Labai. O panašiai kiek? Kiek leidžia taisyklės? O esate gavusi virš 1000? Vieną kartą. Ale ten gražiai atrodo. Kai dėl kyšio buvote įkliuvusi, lengvai išsisukote? Buvo bauda, bet nedidelė. Susitarėte? Ne, su dokumentais. O pinigus pati užsidirbate? Oi, ne. Plaunu. Gerai, ačiū už atsakymus. Dėkui už pašnekinimą. Vainuolė. Gerai. O štai likusius 12 apždos mums nepavyko pakalbinti, nes ji buvo užsiėmę. Čia buvo Daumantas Kryžius iš Gargždų Vaivorykštės gimnazijos. Sporto naujienos. Dabar matysite pasaulinį sporto šokių čempionatą. Ką tik režisierius mums pranešė, kad gavome karštą sveikinimą. Pažiūrėkime. Aš esu Anatolijus. Gerai, Anatolijau. Tai vat, tada aš norėčiau užduoti porą klausimų. Tai kaip jums sekasi šiandien šitai tusovkiai? Žiūrėkit, tai tenais. Durnas klausimas, žinok, tu. Bet tu į mane nesikreipsi. Be komentarų, nieko neturiu pasakyti. Durnas. Kad tau... Kad tavo žopa būtų storiausia visam rajone. Gerai, ačiū už komentarus ir už palikimą. O dabar orai. Sveiki.
šiąnakt rajone pranašavimo visiška tamsa. Todėl siūlytume gerti tik tai baltą, nes tik nuo jos prašviesėja akis. Ryte tamsa pradės klaidytis, tačiau ne visiškai. Todėl rekomenduojame baltos dar neatsisakyti. Kitomis dienomis orai išliks panašus. Viso gero. Čia buvo Daumantas Kryžius ir Vaivorykštės žinios. Gero vakaro. Virvutė. Virvutė?